Ar yra iš viskas būtų nedieviška? Nėra tokių dalykų. Nėra. Nėra nei vieno stiliaus, nei gero, nei blogo. Nėra nei vieno pasirinkimo, nei gero, nei blogo. Tai tik patirtis, vienas dalykas, antras dalykas tai yra tavo atspindys. Tiesiog tuo metu, kuo tu esi, kaip tu jautiesi, kuo tu jautiesi, ką tu pasakoji. Ir tai gali būti harmoninga arba neharmoninga, eklektiška arba minimalu, bet tai yra tiesiog žinutė, jinai nėra jokia, jinai nėra niekam skirta teisti, kad čia, žinai, ypatingai ten madoj ir stilistai visokie ir mados dizaineriai, kažkaip apskritai žmonėm labai patinka tas mitas mados pasaulio, kad vaikšto tokios visos Anos Vintur piktos visos ir čia visus baudžia už tai, kad negražiai apsirengia. Nėra taip, iš tikrųjų realybėj taip nėra ir mados pasaulyje iš tikrųjų žmonės, didžioji dauguma yra draugiški ir dauguma yra kūrėjai, jautrūs žmonės, kurie tik tai siekia estetikos, tik tai siekia kuo daugiau grožio, kuo daugiau darnos, kuo daugiau gerovės, paskatinti kūrybą, žmogaus savijautą gerą. Tai iš principo tai yra dieviška. Ir dieviškumas yra kūryboje. Ir aš visą laiką taip, žinai, galvoju apie tą momentą, kai žmogus paima anglį į ranką ir nusprendžia nubrėžti brūkšnį ant sienos. Bet kas tai per impulsas? Bet kaip jisai taip yra? Kas ten nutiko jo viduj? Jis pamatė vieną ir nusprendė, kad paliks žymę kažkokią po savęs. Va šitas man yra nuostabus ir aš va šitą laikau tuo pačiu pirminiu impulsu ir man jisai yra visada bet kuriam žmoguje, kai jisai apsisprendžia kažką padaryti ant savęs, aplinkui save, kitiem. Aš visą laiką atsigrįžiu į tą impulsą, man atrodo, jis toksai archisenas. Tai dieviška.